Manote, kad jūsų automobilio oda švari? Dažniausiai žmonės klysta. Šis blizgesys tai nėra prabanga, tai yra purvas. Kai oda ilgai nevaloma, ant jos paviršiaus kaupiasi žmogaus odos riebalai, prakaitas, purvas, dulkės, plaukų priemonių likučiai, drabužių dažų likučiai. To pasekoje paviršius užsikemša, atsiranda mikro įtrūkimai, į juos prilenda dar daugiau to purvo. To pasekoje gaunasi didesni skilimai, ką mes matome ant kitų automobilių. Jeigu jūs norite to išvengti, tada automobilį reguliariai reikėtų valyti. Kaip šitoje vietoje mes matom didelį skirtumą. Paviršius turi būti matinis, švarus, o kur blizgus, matosi jisai labai yra užterštas. Ir po šio valymo būtinai odą reikia impregnuoti losjonu, kaip ir mes naudojam kremą savo rankom, kad jos neišdžiūtų. To pasekoje jūsų automobilio oda atrodys kur kas ilgesnį laiką labai gerame stovyje.